Emigrantai, jeigu sugrįžta, jie yra Lietuvos piliečiai. Sugrįžta ir ačiū, kad jūs sugrįžot, nes jūs sugrįžot statyti Lietuvą. Jūs sugrįžot kurti Lietuvą. Išvažiavę jūs kurti negalite beveik. O dabar sugrįžot kurti. Ir jūsų vaikai yra mūsų irgi bendras reikalas. Bet jiem privilegijų už tai, kad sugrįžo, negali būti jokių. Kažkada čia kažkas klausė. Žemės papildomai duot. Ne, privilegijų negali būti jokių. Sugrįžot į tėvynę, mes jūs priimam visada. O dėl dvigubos pilietybės, eilinis tas klausimas. Aš su keliais užsienio lietuviais kalbėjau ir sakau, jūs man paaiškinkit, kam jums reikia tos dvigubės pilietybės, jeigu jūs nedalyvaujat Lietuvos politiniam gyvenime. Nes pilietybė suteikia teisę dalyvauti politiniam gyvenime. Iš grubiai, iš milijono lietuvių 60-70 tūkstančių tik tai balsuoja. 6-7% tik tai. Tai kam jums reikia pilietybės? Jūs man paaiškinkit, kad aš suvokčiau ir tada galėčiau savo nuomonę pasakyti. Kol jūs man nepaaiškinat, aš sakau, aš nesuvokiu, kam reikalinga antra pilietybė. O gal tada trečia pilietybė, o gal ketvirta, o gal tada, o kas daugiau, parašom straipsnį, o kuris lietuvis daugiausia pilietybių turi. Tai iki kiek čia nusikalbėsime? Toliau.